Sveiki! Skurdas ir badas yra opi pasaulio problema. 2024 metais badą patyrė apie 673 milijonai žmonių, arba 8,2% pasaulio gyventojų. Apie 28% pasaulio gyventojų gyveno vidutinio arba sunkaus maisto nepritekliaus sąlygomis. Apie 2,6 milijardo negalėjo sau leisti sveikos mitybos. 847 milijonai žmonių gyveno žemiau skurdo ribos. Net daugiau negu 150 milijonų vaikų iki 5 metų kentėjo nuo sulėtėjusio augimo dėl nepakankamos mitybos. 42,8 milijono vaikų buvo išsekę, o 12,2 milijono sunkiai išsekę. 2024 metais pasaulyje mirė 4,9 milijonai vaikų iki 5 metų. Beveik pusė, apie 2,2 milijono vaikų mirčių buvo susijusios su nepakankama mityba. Dėl skurdo, besitęsiančios nepakankamos mitybos ar net bado, žmonės visame pasaulyje sugalvoja įvairių būdų, kaip užkimšti savo skrandžius. Žiurkės, iš naujo kepamos konteineriuose randamos atliekos ar net purvas kai kuriuose pasaulio vietose virsta skurstančių žmonių pietumis. Šį kartą būtent ir aptarsiu, ką valgo skurdžiausiai gyventi žmonės įvairiuose pasaulio kampeliuose, paminint keisčiausius, labiausiai šokiruojančius ar Lietuvoje vargu ar girdėtus variantus. Beje, tai viena iš jūsų anksčiau pasiūlytų temų. Ačiū už idėją ir primenu, kad jei turite kokių nors pageidavimų naujoms laidoms, jas surašykite komentaruose. O jei patiks šis video, nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti su draugais ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Filipinuose skurstantys žmonės sugalvojo pag-pag. Taip vadinami greito maisto restoranų ar kavinių šiukšliadėžėse bei sąvartynuose rasti maisto likučiai, kuriuos žmonės surenka, pašalina nešvarumus, nuplauna ir verda arba kepa. Pag-pag taip pat gali būti gaminamas ir iš pasibaigusio galiojimo šaldytos mėsos, žuvies ir daržovių. Visko, ką išmeta prekybos centrai, o skurstantys žmonės vėliau surenka iš konteinerių ar sąvartynų. Toks išmestų maisto likučių panaudojimas išpopuliarėjo maždaug 7–8 dešimtmetyje, kai šalį valdė Ferdinandas Markosas ir Filipinai išgyveno didelį nedarbą, skolų krizę bei smarkiai išaugusi didžiulį skurdą. Tačiau pag-pag iki šiol yra plačiai paplitęs Manilos lūšnynuose ir kitose skurdžiose bendruomenėse. Žmonės ne tik patys valgo tokį maistą, bet ir jį pardavinėja, todėl lankantis skurdžiausiose rajonuose verta atidžiau pasidomėti, ką perkate, prieš ragaujant prekeivių siūlomų patiekalų. Pag-pag yra išties rizikingas maistas, nes rizikuojama apsinuodyti ar užsikrėsti tokiomis ligomis kaip hepatitas A, vidurių šiltinė ar cholera. Haičio skurdžiausiose kvartaluose vaikai ir besilaukiančios moterys iš bado pradėjo valgyti purvo sausainius. Tokie sausainiai yra gaminami iš geltonojo molio, kasamo centrinėje šalies dalyje. Šis molis atkeliavęs į lūšnynus vėliau yra perkošiamas, kad būtų pašalinti akmenys ir gumulai. Tada jis sumaišomas su druska ir riebalais ir formuojami plokšti diskai, kurie džiovinami saulėje. Kai purvo sausainiai išdžiūna, jie parduodami skurdžiausių vietų turguose ir gatvėse. Skurstantys Haičio žmonės valgia ir skaudžiausiamis akimirkomis tebevalgo šiuos sausainius, nes tai pigiausias įmanomas būdas užkimšti tuščius skrandžius. Be to, dėl mineralų kiekio purvo sausainiai tradiciškai buvo naudojami tarsi maisto papildas nešioms moterims ir vaikams. Nors gydytojai kaip tik perspėja apie įvairias galimas sveikatos problemas, įskaitant dantų ėduonį, vidurių užkietėjimą ir panašiai. Purvo sausainiai apibūdinami kaip švelnios konsistencijos, bet taip pat turintis labai aštrų purvo skonį, kuris išlieka kelias valandas, o vos tik įsidėjus sausainio gabalėlį į burną, ši kaip mat išsausėja. Indijos Biharo valstijoje viena skurdžiausių ir labiausiai stigmatizuotų bendruomenių yra musaharai. Teigiama, kad net pats šios bendruomenės pavadinimas reiškia žiurkių gaudytojus, o istoriniai tyrimai rodo, kad dalis musaharų bado laikotarpiais ilgą laiką buvo priversti gaudyti ir valgyti žiurkes. Be to, šie žmonės iš urvų rinkdavo grūdus ir taip gamindavo žiurkių karį. Net ir dabar musaharai vis dar gaudo žiurkes, jei juos prispiria per didelis skurdas ir badas. Jie taip pat valgo bet ką randa – žuveles, sraiges, kitus smulkius gyvius.
Muzaharo skurdas susijęs su tuo, kad jie retai kada turi nuosavą žemę ir apskritai susiduria su didžiulė socialinė atskirtimi, neretai net patirdami didelius sunkumus norėdami gauti pilietybės dokumentus. Pietų Sudane alkis privertė žmonės ieškoti maisto ten, kur 21 amžiaus žmogus įprastu atveju vargu ryžtųsi jo ieškoti – pelkėse. Prieš 10 metų žurnalistai aprašė šeimas, kurios dėl karo ir smurto buvo priverstos trauktis į Nilo pelkes bei salas. Bado kamuojami žmonės išgyveno valgydami vandens lelijas, piktžoles, retkarčiais sugaunama žuvis, o kai kuriais atvejais net ir virdami ožkų kaulus bei odą. Žmonės net sugalvojo lelijų vaisių sumalti į miltus ir taip virti košes. O 2024-aisiais buvo aprašyta ir dar liūdesnių maitinimosi pavyzdžių Sudane, kur dėl tebevykstančio karo gyventojams tenka ir toliau kęsti badą. Kai kuriuose vietovėse žmonės buvo priversti valgyti medžių lapus, įvairius laukinius augalus ir piktžoles, juos virdami vien su vandeniu ir druska. Kiti taip pat pradėjo maitintis gyvuliams skirtų pašaru, nes paprasčiausiai apsuties metu nebeturėjo ką valgyti. Buvo fiksuoti net ir tokie atvejai, kai bado iškankinti žmonės tiesiog čiulpė anglį, mėgindami nors šiek tiek numalšinti alkio pojūtį. Gazos ruože su nuolatiniu badu kovojantys žmonės irgi griebėsi paskutinio šiaudo. Jie valgo šilkmedžio lapus, nors tai paprastai laikoma gyvuliams skirtų pašaru. Kai dar turi ryžių, gyventojai su šilkmedžio lapais bando imituoti savo įprastą patiekalą – barak davalį. Įprastu atveju ryžiai su prieskoniais yra įvyniojami į vynuogių lapus, tačiau badmečiu, kai vynuogių lapų gauti nebeįmanoma, moteris tiesiog išverda šilkmedžio lapus ir į juos suvynioja ryžius. O kai net ryžių ar kruopų nebelieka, šilkmedžio lapai yra verdami vandenyje ir valgomi vieni, taip nors šiek tiek apmalšinant alkį. Pietinėme Madagaskare dėl sausrų, smėlio audrų sunaikinto derliaus ir skurdo atnešto bado žmonės irgi nesykį griebėsi mums neįprastų būdų išgyventi. Pavyzdžiui, 2021-aisiais žmonėms teko maitintis skėriais, laukinių augalų lapais ir kaktusų vaisiais. Bado kamuojamos šeimos net ištisais mėnesiais gyveno vien iš tokio skurdaus maisto pasirinkimo, nors valgant kaktusus ne tik negaudavo pakankamai maistinių medžiagų, bet ir neretai kęsdavo pilvo skausmus. Indonezijoje egzistuoja maistas vadinamas nasi aking arba beras aking. Tai namų ūkiuose ar restoranuose surinkti likę nesuvalgyti virti ryžiai. Kartais jie jau būna net pradėję rūgti ar gesti. Tokie ryžių likučiai yra kruopščiai nuplaunami vandeniu, kad būtų pašalintos gleivės, pelėsis ir akivaizdus nešvarumai. Tada ryžiai džiovinami saulėje, kol visiškai sukietėja. Nors įprastai tokie džiovinti, iš maisto likučių surinkti ryžiai naudojami kaip pigus angliavandeniais praturtintas pašaras naminiams paukščiams, tačiau skurdžiausiai gyventys žmonės, smogus ekonominiai krizei ir stipriai išaugus maisto kainoms irgi nevengia naudoti tokį patiekalą, nes tiesiog neišgali įpirkti normalių, dar nenaudotų ryžių. Jie tokius išdžiovintus ryžių likučius pakartotinai verda ar garina, o tam, kad paslėptų nemalonų rūgštų kvapą, įmaišo ciberžolės. Nuvykus į Malavį galima išvysti mūsų akims išties neįprastą ir šokiruojantį vaizdą. Tiesiog pakelėse pardavinėjimus ant pagaliukų suvertus ir iškeptus pelėnus. Šie lauko graužikai gaudami kukurūzų laukuose po derliaus nuėmimo ir yra laikomi tradiciniu skanėstu bei svarbiu baltymų šaltiniu kaimų vietovėse, kur įprasta mėsa yra tiesiog per brangi. Toks patiekalas vietiniu vadinamas mbeva ir valgomas tiek kaip delikatesnis užkandis, tiek kaip pagrindinis patiekalas, jį patiekiant drauge su kukurūzų koše. Kambodžoje dar 8-ame dešimtmetyje, kai valdė raudonųjų khmerų režimas, išpopuliarėjo kepti tarantulai arba, kaip pasakytų vietiniai, aping. Tuo metu šalyje vyravo didžiulis badas ir žmonės buvo priversti ieškoti bet kokių būdų, nors šiek tiek pripildyti tuščius skrandžius. O režimui žlugus, tarantulai vis tiek nedingo iš virtuvės ir tapo Kambodžos kulinarijos kultūros dalimi. Dabar česnako, aitriųjų paprikų, cukraus ir druskos mišinyje apvolioti ir aliejuje kepti tarantulai laikomi populiariu egzotiniu patiekalu. Juos mielai išdrįsta paragauti ar bent jau nufilmuoti daugybė turistų.
Išorėje vorai yra traškus, o viduje minkšti. Jų skonis lyginamas su vištienos ir menkės arba krabo mišiniu. Kambodžos kaimo vietovėse gyventojai ne tik valgo ryžius, bet ir viską, ką tik galima gauti iš ryžių laukų ekosistemos. Vargingesni žmonės ryžių laukose renka žuveles, moliuskus, vėžiagyvius ar net vandens augalus ir vabzdžius ir bet kokius kitus laukinius išteklius. Ir juos naudoja savo mityboje, taip nors šiek tiek kompensuodami maisto stygių. Demokratinėje Kongo Respublikoje daug kur lervos yra valgomos kaip visiškai normalus maistas, o gyvūnų mėsa vartojama retai. Mokslininkai net kūrė kūdikiams skirtas košes su vikšrų miltais, nes tai buvo viena iš nedaugelio vietiniams prieinamų gyvulinės kilmės baltymų formų. Ir nors mums lervų valgymas skamba išties neįprastai, visgi mokslininkai pritarė, kad plačiai Konge vartojamos lervų rūšis yra turtingos baltymų, riebalų ir mikroelementų, o jų rinkimas bei prekyba yra svarbus pajamų šaltinis vietos bendruomenėms. Įvairios lervos yra populiarios ir kitose vietovėse, pavyzdžiui, Zimbabvėje, Botsvanoje, Namibijoje ir kitur. Šiam kartui tiek. Jei patiko laida, nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti video su draugais ir pakomentuoti. O jei norite nepraleisti būsimų laidų, prenumeruokite kanalą Maistas smegenims. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitoje laidoje.